Tai ką vakar po parodymo šitų mūsų akmenėlių daug klausimų iškilo kaip darosi. Tai va, tai darosi paprastai, bet norim padaryti video, kaip atrodo ir kaip užnešimas vyksta. O rekomenduoju paviršių nusigruntuoti kvarciniu gruntu, nes paviršius konkrečiai storas išeina, tai yra 5 mm ir slidinės jums, jeigu paviršius labai lygus. Tai kvarcinis gruntas padeda dėl patogumo, ne dėl sukibimo, bet dėl patogumo užnešimo. Tada pasimam, susimaišom light sand arba clay beton, jokio skirtumo, ką jūs mėgstat. Light sando galima daugiau spalvų, clay betono truputį mažiau, bet yra stipresnis. Pasiemam žvyro 5 mm, pilamės 30%, išsimaišom. Ir užnešimas vyksta vienu sluoksniu ant gruntuoto paviršiaus. Gali iš arčiau dabar paimti. Na, pavyzdys baigtas. Šiaip iš esmės užsidengus apie 5 kvadratus nuo greičio priklauso, ne? Pasiemam volelį, susišlapinam, nusisausinam, kad nebėgtų nuo jo. Ir su voliuku išsilyginam visą paviršių. Su voliuku stipriau spausdami, išlyginam visą plotą ir be abejonės atsiveria akmenukai. Na va, ir išdžiūvus paviršių gaunam tokį, bet padengtą akmenukus su molio tinku. Tada paimam kempinę, išdžiūvus paviršių ir viską nuplaunam. Tada išlenda gražiai akmenukai ir galim lakuoti tiesiai, be grunto, be kažkokių papildomų. Grinai, Zero Gloss puikiai veikia, spalva praktiškai nesiskiria ir išryškina akmenukus. Turim paruoštą paviršių. Voila, tiek.